transportas pavėlavo, galim važiuoti nuo mano istorijos apie pusnį. Tai išėjom su Kara pasivaikščiot ir dabar visur atitirpimas, sniegas toks, idealus sniego seniui lipdyt. Ir kur koją dėjau, ten iki kelių visur suminkštėjęs sniegas ir tiesiog tiek Kara ėjo keturiais varomais, tiek aš. Ir jau prieš pat grįžtant, žiūriu prie pušelės tokios, didelė tokia pusnis šviežio sniego ir aš ją tiesiog įkritau taip ant nugaros. Ir kaip ir iš pradžių buvo faina, nes į sniegą. Tada atėjo man toks kaip ir mokymas per tą patirtį, labai įdomu. Tai su jumis noriu ir pasidalinti. Tai labai susijęs su identitetu, labai susijęs su mūsų subasmenybėm ir pasistengsiu kuo racionaliau tai perduoti. Tai kai mes nesąmoningai leidžiam, kad formuotų mūsų aplinka, kad formuotų aplinka, tai mes lygtais įkrentam į tą pusnį. Ir kad pasidarytų patogiau toj pusny, man reikėjo biškutį pasimuistyt, pakeisti rankas, kojas, bet vis tiek nebuvo patogu. Ir man rodo, kad lygiai taip pat su žmogaus identitetu ir su asmenybė didžioji dalis žmonių bando gerinti save, literaliai bando save pagerinti. Vienu aspektu, kitu aspektu, bet kad ir kiek aš ten muišiaus toj pusny, man rodo, kad okei, tai jeigu tau čia nepatogu, nepatinka, tai atsistok, lipk lauk iš tos pusnies ir pasidaryk, kur tau patogu. Tai vat tokį gavau pasidalinimą, gal kažkam surezonuos. Nėra standartinis požiūris savęs tobulinimo viso šitoj epochoj, bet aš taip matau šitą patyrimą, per kurį pats save prasivedžiau ir taip padedu žmonėm naviguoti ir jiem. Tai labas vakaras, mano vardas Rėjus, su kuo dar nesam pažįstami. Paskutinius 3-4 metus mano full-time veikla yra tokia: darbas su žmonėm. Mano didžiausias excitement, mano didžiausias įkvėpimas yra kurti transformacinės programas ir ieškoti, kaip pritaikyti jas visai kolektyviniai sąmoniai. Labai specifiškas ir keistas mano pasirinkimas man pačiam. Ypatingai šiek tiek pasidalinsiu, iš kur aš atėjau čia ir įlipau abiem kojom į šitą veiklą. Tai dar kažkas prisijungia. Tebūnie. Tai va. Važiuojame, aš surasiu magiškus mygtukus, kurie man leis pasidalinti savo ekranu. Jei. Ir Herojaus kelionę pristačiau prieš gerą pusmetį, be jokių lūkesčių, jausdamas impulsą ir jausdamas vedimą, kad turiu kurti, turiu kažką vėl išleisti. Jeigu mane šiek tiek žinot iš anksčiau, tai prieš 3 metus pristatėm kartu su Ieva Elevate Lietuva projektą, kur pakankamai pažengusio lygio energetinę praktiką žmonėm tiesiog jaučiau ir galvojau, kad galiu taip paimti ir paduoti. Tai vieniems žmonėms labai gerai sekės,
kitiems žmonėms buvo sudėtinga ir po 1,5 metų tą projektą man parodė va taip, va, uždaryti. Tai taip ir padariau. Prasisukus beveik pusmečiui, gal šiek tiek daugiau, po kelionės į Emiratus mėnesį, Šri Lankoje 2 mėnesius, gimė Herojaus kelionė pripildyta jau kitokios energijos. Tai važiuojame. Šitas procesas yra pats labiausiai žmonių vengiamas procesas. Kuomet kalbam apie tapatybės transformaciją, ego jis labai labai nepatinka. Ir aš čia sėdžiu. Oi. Jeigu aš į save pasižiūriu į savo praeitą versiją, aš nebūčiau patikėjęs. Aš negalėčiau savim patikėti, kad aš čia būsiu. Prieš tai aš 10 metų žaidžiau pokerį, visas mano patyrimas buvo sukurtas mano vidinio vaiko, kuris degė noru pabėgti iš namų, pabėgti iš Lietuvos, uždirbti daug pinigų, nusipirkti motociklą ir keliauti aplink pasaulį. Ir ant šito noro važiavau 10 metų, susikūriau tapatybę pokerio žaidėjas, kadangi ta tapatybė tokia buvo labai slidi riba tarp priklausomybių, priklausomų nuo azartinių lošimų žmonių, tarp neaiškių, nesuprantamų žmonių, ką veikia gyvenime. Tai mano močiutė reikėjo kažką paaiškinti, tai aš jai paaiškinau labai paprastai, kad aš mokausi matematikos, naudoju statistiką ir judu per... Oi, Javutė atėjo, sako, skaidrių nerodo. Ar galit pasakyti, kam rodo ar nerodo skaidrių? Galbūt tik Javutė nerodo. Žinau, per naują galiu padaryti. To jau sekundę. Mano tokį flow gerą nutraukia. Gerai. Taip, turim share, Safari, desktop. Dabar jau tikrai rodys. Ar rodo? Rodo. Jei. Ačiū, ačiū, ačiū. Identitetas, mano vidinis vaikas, noras keliauti, noras materijos, pinigų ir gyventi kur šilta. Tapatybė, pokerio žaidėjas, močiutei neaišku, močiutei paaiškinta, strategiškai, statistiškai išskaičiuoju ir varžausi su kitais žmonėm prie pokerio stalo, ar tai būtų realus pokerio stalas, kazino, ar tai būtų internete. Visa šita subasmenybė, šitas identitetas atėjo su visa puokštė įsitikinimų, visa puokštė įpročių, kurie man tiesiog tuo metu atrodo, kad padeda išgyventi, bet atėjo priklausomybės, atėjo alkoholis, atėjo kanapė, atėjo narkotinės medžiagos, kur jaunas žmogus, daug pinigų ir mažai patirties ir suvokimo, ten ateina visa šita puokštė. Tai galiausiai aš pradėjau vis giliau ir giliau jausti jutimą ir savo intuiciją, ir mano intuicija mane visais būdais vedė lauk iš šitos realiai šitos subasmenybės, bet
mano asmenybė buvo taip įtvirtinta e, į pokerio pasaulį, ją supo daug žmonių, daug sluoksnių, e, veikla, pagrindinis pragyvenimo šaltinis. Ir man reikėjo viso šito atsisakyti, viso socialinio rato, visų žmonių, e, realiai ir buto, šalies, susikrauti visus daiktus ir išvažiuoti. Ir nors tai padariau, niekas nesikeitė, mano visa asmenybė buvo gyva. Ir kad ir kokioj pasaulio šaly būčiau, aš beveik metus laiko keliavau aplink pasaulį, po skirtingas šalis, aš vis tiek jaučiau, kad tas pats Rėjus sėdi už vairo. Ir mane vis giliau ir giliau vedė prie vidinio darbo, prie pažiūrėjimo į save, į savo programas, į elgesio modelius, į tai, ką perėmiau iš tėvų. Ir šitas procesas buvo labai labai nemalonus. Ir sunkiausia buvo atsisakyti literaliai savęs, su visa savo istorija, su visais savo įpročiais, su tuo, kaip aš leidžiu savo būti, kaip aš leidžiu savo galvoti ir kokius veiksmus leidžiu savo daryti. Ypatingai atsižvelgiant, tai buvo sunku, nes man ta asmenybė patiko, su jie nieko nebuvo blogai iš esmės. Ir bet gavęs vedimą, jog tai turi užsidaryti, visą dėmesį koncentravau į kūrybą naujos. Paraleliai turėjau aiškę labai viziją, šiaurinę žvaigždę, kaip atrodo mano nauja versija, ką ji galvoja, kuo ji maitina save, kokioje energetiniai švaro yra, nes buvau patyręs, ką reiškia visiškas chaosas energetinis. Tiek su medžiagom, tiek su aplinkom, tiek su alkoholiu. Ir pradėjau kurti dėl kontrasto, kurį patyriau savo praeitoj realybėj. Tuo metu dar nesuvokiau, kokia tai yra dovana, bet dėl to kontrasto, kurį patyriau, susidėliojau naują kelią ir pradėjau struktūriškai kurti tokią programą savo, kuri man leistų pajausti atsakomybę ir eiti diena po dienos savo naujos versijos link. Aš rašiausi naujus įpročius, instaliavau naujas programas, dekonstravau programas, įsitikinimus ir viską vedžiausi kiekvieną dieną. Laikiau tokį kaip, žinot, kaip instaliuoja vaikui įprotį dantis valytis ir kiek tai užtrunka. Tai vat aš savo instaliavau šitą įprotį sėdėti, pajausti atsakomybę prieš save ir vestis į programą ir matyti, kai aš mačiau, kiek aš jau nuėjau, ar tai būtų savaitė, 3, 2 mėnesiai, 6 mėnesiai, aš pajutau, jog kuriasi nauja momentumo banga ir mane neša į priekį. Tai mano dabartinė tapatybė yra 180 laipsnių pasikeitus. Nors ir aš atėjau iš 10 metų buvimo tarp didelių resursų, bet vaikystėje buvau užprogramuotas, ką perėmiau iš tėvų, iš močiučių, aplink pinigus, aplink resursus, aplink tai, kas yra įmanoma ir neįmanoma. Aš susirinkau gana didelį bagažą menkos savivertės. Aš susirinkau, jog dėl pinigų reikia labai 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 stengtis ir dirbti sunkiai ir kad ne visi žmonės yra lygus, kad vieni yra aukščiau, kiti žemiau ir tai atsispindi ir resursuose. Tai va taip. Tai
šita mano dabartinė tapatybė a, mane stebina kiekvieną dieną net čia sėdėti prieš žmones, dalintis savo istoriją. Prieš 3 metus tai būtų buvęs neįmanomas, rakinantis dalykas. Ir per šitą procesą taip pat turėjau praeiti į išsilaisvinimą. Judame toliau. 100% tikriausiai jauti, kad gali daugiau. Ne todėl, kad kažko trūksta, o todėl, kad taip, kaip gyveni dabar, iš tikrųjų netitinka to, kas tu esi. Kas viduj, tu kaip siela, iš tikrųjų esi. Ir tas vidinis disonansas su laiku labai daug energijos išdegina ir nuvaro žmogų į pervargimą. Nes nėra paduotos energijos, nes bandoma save įstatyti į kažkokią tai dėžutę molinę, kurią mums sulipdė ir ant mūsų uždėjo vaikystėje. Ir su ta dėžutė dažniausiai žmonės ir keliauja kaip toj pusny. Vietoj to, kad išliptų iš jos, bando joje muistytis ir rasti kažkokią patogesnę poziciją. Turbūt daugiau kaip 50% žmonių galvoja, jog jų pagrindinis iššūkis yra motyvacijos trūkumas, disciplinos stoka arba aiškumo nebuvimas. Bet dažniausiai pagrindinis iššūkis būna visai kitas, ką pajutau ant savęs. Tuomet, ką pamačiau ant beveik 200 žmonių, su kuriais turėjau gilesnį darbą per šitus metus, jog nėra struktūros, kuri padėtų konstruktyviai išlaikyti kryptį. Be struktūros net ir stipriausi žmonės subyra. Be struktūros aš birėjau bent 10 kartų per šitam pereinamam etape. Aš buvau subirėjęs ir išdeginau labai daug energijos ir gaudavosi vienas pirmin žingsnis ir du atgal. Ir toks žaidimas ir tampymasis ir tiesiog gyvybinės energijos deginimas. Tai labai labai gerai žinau, per kokius procesus arba A einat dabar, arba B eisit. Labai paprastai ir primityviai herojaus kelionė turi 4 lygius. Į pirmą lygį mūsų tikslas įžengus padaryti viską, kad atkreipti dėmesį ir atsukti vidinį matymą į esamą subasmenybę. Nors ji gali būti jau jum iki skausmo pažįstama, bet pastebėjimas ir jos priėmimas, nustojimas kovot su ja, padaro 5% darbą. Ir pirmasis žingsnis, nesvarbu, kiek jūs esat dirbę su savim, kiek praėję sąmoningumo praktikų, pirmas žingsnis šitam lygiai yra tapti sąmoningu savo emocijų ir veiksmų stebėtoju ir suprasti, kaip veikia pats mechanizmas ir kokį poveikį jums daro. Labai greitai žmonės praeina šitą lygį, maždaug per mėnesį, kai kurie per 2, atėję į antrą lygį, jau kai pastebėjau ir priemu šitą dabartinę savo asmenybę, aš pradedu perrašymo procesą. Įeinu į antrą etapą ir integruoju naujas žinias ir praktikas į kasdienį gyvenimą. Visas tikslas sustiprinti savo ašį, sustiprinti savo centrą ir integruoti tai, ką išgirdau iš praktikų, praeiti per dirbtuvių įrašus ir jau antram lygiai mes einam per sveikatos, santykių, savirealizacijos, finansinės gausos, meilės savo ir savo kūnui temas.
Tai yra pagrindinės 5 kategorijos, kuriuose dažniausiai žmonės nutekina energiją ir jau antram lygiai mes einam į jas labai giliai. Į trečią lygį žmonės ateina savo tempu, kol kas yra tik vienas žmogus atėjęs į jį, metas keisti realybę. Trečiam lygiui mano tikslas užtikrintai integruoti jau gautas žinias, energetinius įrankius ir eiti per procesą atliekant ryžtingus veiksmus. Tai reiškia, kad aš jau nebegaliu sakyti, aš žinau, ką turėčiau daryti, bet nedarau. Nes aš jau turiu iš pirmo lygio ir iš antro lygio ir trečiam lygiai gavęs dar naujus įrankius, kurie man sako, jeigu bijai, A, jeigu jautiesi nevertas, B, jeigu jauti, kad bijai suklysti, C. Ir kiekvienam vidiniam blokui, kuris kyla, yra įrankis. Kaip tą įrankį panaudosit savo, čia yra jūsų atsakomybė, bet jie yra veikiantis ir efektyvus. Tai trečiasis lygis yra skirtas tam, kad pagrindą, kurį pradėjom kurti pirmam ir antram lygiai, sustiprintumėt, įcementuotumėt giliau ir jūsų išorė jau atspindėtų per sveikatą, santykius, savirealizaciją, finansinę gausą ir meilę savo bei savo kūnui. Kuomet pereinam per trečią lygį, integruojam, pakeičiam ir gaunam kitą išorės atspindį, mes varom į ketvirtą lygį. Į ketvirtą lygį žmogus nebegali įlipti, kuris turi priklausomybių, kuris vartoja alkoholį, kuris vartoja kanapę, kuris vartoja narkotikus. Iki šiandienos buvau uždėjęs tokį stiprų energetinį bloką, kad negali žmonės ateiti į herojus kelionę su jokiom priklausomybėm. Bet gavau vieną aplikacijos formą, kitą aplikacijos formą iš žmonių, kurie bando atsisakyti šitų medžiagų. Ir aš žinau, ką reiškia bandymas, aš žinau, ką reiškia, kai dar prieš mėnesį pasakiau, kad daugiau nebevartosiu, neberūkysiu, nebegersiu ir įsijungia vidinė kažkokia žaizda, kažkas pasąmonė, nuo ko nesąmoningai bėgu ir vienintelis įrankis, kurį galiu griebtis, nes kitų neturiu, yra alkoholis, yra kanapė ar yra kiti preparatai. Tai šitų žmonių jiem duodu 3 lygių praėjimą ir tuomet su jais turėsiu atskirą diskusiją, bet į ketvirtą lygį gali įeiti tik energetiškai švaroje ir disciplinoje gyvenantys žmonės. Dėl savo atsakomybės ir dėl atsakomybės prieš kitus. Ketvirtam etape žmonės gaus aktyvaciją iš manęs. Ketvirtam lygiai perduosiu energetinę praktiką ir su kitais herojais jūs ją darysit kiekvieną mėnesį, į mėnesį vieną kartą. Tos praktikos metu jūs ateinat su intencija. Iš praeities projektų man geriausiai įsiminęs yra moteris norėjo paeksperimentuoti, kaip veikia šitas įrankis ir norėjo, jos intencija buvo, aš lengvai ir greitai pritraukiu savo realybę valtį. Jis gyveno kažkur kaime ir ji sugalvojo, kad valties nori. Ir ji manifestavo valtį. Per ar mėnesį, ar per 2, neatsimenu, bet kad pas ją valtis buvo ir kad jis siuntė mums nuotrauką, tikrai atsimenu. Buvo daugybė fainų manifestacijų per pusantrų metų, bet dabar tikrai neatsimenu daugiau. Bet ką noriu pasakyti, kad atėjus su intencija,
mes ją aktyvuojame ir įsakom į bendrą lauką, susijungus per energetinę praktiką, priklausomai nuo to, kiek yra žmonių, yra sustiprinamas energetinis laukas ir sustiprinama intencija ir tuomet žmogus arba va tokiu greičiu gauna į savo realybę pritraukt šitam pavyzdį valtį, arba gauna pamatyti aiškiai prieš savo akis, kodėl ne. Kodėl aš negaliu, koks yra blokas, koks yra vidinis blokas. Pamačius vidinį bloką, einam naudotis įrankiais ir transformuojam bloką. Realybė gali susilygiuoti ir pas mus valtis gali ateiti. Tai yra taip paprasta, nelengva, bet paprasta. Konceptualiai tikrai paprasta. Tarpas tarp to, ko aš noriu ir tai, ką turiu, yra blokas, kuris neleidžia. Tai dar labai trumpai apie, kai mes pradirbame pirminius sluoksnius, šito tikriausiai niekas nepasakoja. Kai mes pradirbam pirminius 3 sluoksnius su įsitikinimais, su tuo, ko aš esu vertas, ir mums labai daug atlaisvėja, mūsų finalinis bosas yra mūsų sukurta visa asmenybė. Nes jeigu yra struktūroje vis dar įsitikinimų apie tai, kas aš esu, ten yra lubos. Aš esu, žmogiškas ego uždeda lubas ir to, kas aš esu, projekcijai, negali galbūt valtas būti. Tai 4 lygy vyks labai stipri dekonstrukcija viso to, kas aš esu, kas aš galvojau, kad esu, ką man prilipdė, ką man prilipdė aplinka, tėvai, mokytojai, seneliai, ką aš susirinkau iš protėvių ir visą šitą sunkią kuprinę, kurią žmonės kiti 10, 20, 30 ir 50 metų nešęs ant kupros, nežinodami, ką su to daryti, susitapatinę, savo pasakė, kad aš esu, gauna galimybę atsitapatinti ir aš nesu, ir sluoksnis po sluoksnio šitus nulupt. Ar tai yra lengvas procesas? Ne. Ar paprastas? Pakankamai paprastas. Herojaus kelionė pagaliau turi savo appsą. Labai patogu. Ar jūs turėsit iPhone'ą, ar Android'ą, Samsung'ą, jūs Apple Store ir Play Store galėsit atsisiųsti. Pamatėm su praktika, kad didžioji dalis žmonių klauso važiuodami mašinoj, važiuodami į darbus ar atsigulę lovoj ir kad labai yra naudinga turėti tai savo telefone. Tai visas praktikas, visus video įrašus, visus audio įrašus, meditacijas, viską rasite viduje. Taip. Viskas labai patogiai mūsų protui. Mūsų protui labai nepatinka nežinomybė ir neapibrėžtumas. Dėl to sudėjau į aiškius 4 lygius, kur žmogui nebereikia galvoti, kas bus po to, kas toliau, o kaip tas, kaip anas. 1 lygis, savaitinės praktikos, ėjimas kiekvieną savaitę paspausti mygtuką ir sekančią savaitę ateina kita praktika. Integracinės užduotis, viskas jums patogiai sudėtos. Kaip jūs jas naudosit, yra jūsų atsakomybė ir rezultatai, kuriuos pasieksit, tik nuo jūsų priklauso. Kaip ir minėjau, 1 savaitės praktikos įrankiai praėjus 1 savaitę, kad nesimaišytų, yra padaryta po 1 savaitės, išsiskleidžia 2 savaitė, 3 ir taip toliau.
vienos pirmųjų praktikų yra apie dabartinės tapatybės išsirašymą ir jos analizę. Vienas iš pagrindinių šios struktūros transformacinės pamatų yra darbas su įsitikinimais. Tai yra efektyviausias būdas nusilupinėti šitus sluoksnius. Tai sudėjau į video paaiškinimą, pravedžiau vieną žmogų per jį ir padariau praktiką, kurią galite atsispausdinti. Labai svarbu ją prasukti bent jau 100 kartų, po to galėsit galvoj. Aš vis dar darau šitą praktiką savo galvoje kiekvieną savaitę. Buvo momentas, kai dariau šitą praktiką kiekvieną dieną po 20 kartų. Klausdamas savęs kažkokiam momente, kur aš nesuprantu, kur esu, kodėl man gavos tokia situacija, kodėl aš esu tokioje aplinkoje, aš savęs visada klausinėdavau ir vesdavau save į šaknį įsitikinimo, ko aš turėčiau tikėti, kad tai patirčiau. Ir gilin, pro protą, pro ego ir gilin. Ir po to, žinoma, ne tik tą šaknį pamatyti, bet ir ją transformuoti. Tai visi įrankiai tokio tipo, tokio lygio, viską, ką sukūriau per praeitus 3 metus, viskas yra čia sudėta vienoje vietoje. Taip pat kiekvieną mėnesį mes turime susitikimus su visais herojais. Iki 4 lygio, kol ateisit, yra viena struktūra, tai nesikeičianti. Artimiausią sekmadienį prie 15 dienos viduryje mėnesio mes susitinkam visi su visais herojais. Labai rekomenduoju dalyvauti, nepraleisti, nes turėsit galimybę susijungti į bendrą lauką ir ten ateina atsakymai. Ten prasisuka kažkokie procesai arba aktyvuojasi nauji procesai. Ten aš galiu jūsų paklausti vieno klausimo, kur aš matau, kad vengiat. Aš galiu paklausti, ar padarėt tai, ką prieš mėnesį sakėt. Ar nuosekliai ir konstruktyviai darote dalykus. Jeigu kažkas nesiseka, taip pat galit pasidalinti. Tai labai naudingi šitie susitikimai. Ir nuo 4 lygio jie tampa kosminiai susitikimai, bet iki to reikia užaugti. Tai labai dažnai žmonės, mes prieisime ir prie klausimų, bet bando vertę matuoti savo suprantamais dalykais. Tai pagrindinis dalykas, kuris leis įėjus į ilgalaikį procesą džiaugtis rezultatais, mano akimis, tai yra disciplinos ugdymas. Ne motyvuojančios ir forsuotos disciplinos, o ramios, stabilios ir aiškios disciplinos. Ne tokia, kur per Instagramo Reelsus reklamuoja discipliną, bet tokia, kur žmogus pajaučia, dėl ko jis yra čia, dėl ko jis tai daro ir įsipareigoja savo ir žengia į šitą kelionę, nes mes kalbame apie vidinį transformacijos procesą, kuris struktūruotai jūs ves ir aiškiai žingsnis per žingsnį. Tai šita vidinė disciplina persipins į visas gyvenimo sritis. Kuomet susidėliojam aišku buvimą centre, savo ašį, galbūt kas klausot, esat galbūt ir niekad ir nebuvot savo ašį ir centre, galbūt gausit įžengti ir susilygiuoti. Susiligiavus galima dėliotis kryptį kitose srityse, į kurias norim judėti.
ar tai sveikata, sportas, kūnas, viskas tampa paprasčiau. To pasiekoje, kai mano protas ramus ir žino kryptį, aš esu savo centre ir aš pradedu jausti vidinį stabilumą, aš pradedu jausti pagrindą po kojom ir pradeda po truputį atsidarinėti procesas, kur aš galiu laikyti pusiausvyrą, laikyti erdvę savo ir naviguoti bet kokioje situacijoje iš šalto sąmoningumo. Čia yra kaip pridėtinis bonusiukas. Kuomet aš į save geriu ir valgau gerą maistą, sveiką maistą, taip pat ir yra su informacija. Per ilgalaikį procesą į save įsileisti daug aukštų dažnių multidimensinės transformuojančios informacijos. Gausite pabūti sinergetiniam lauke su kitais herojais, kurie yra susikoncentravę ir suinteresuoti augimu. Tai automatiškai atversit duris naujom galimybėm ateiti ir jūs pasiekt, nes jūsų visa angliškai tai skamba baseline vibration, bet jūsų visas energetinis centras, kuris buvo čia, viskas pakils į viršų. Ir nuo pakilusios sąmoningumo lygmens ir pakilusios energijos, pakilusio dažnio, pakilusios vibracijos, viskas tampa paprasčiau. Tai va taip. Yra žmonių, kurie labai sudėtingai tvarkosi su pasitikėjimu savim ir ilgalaikis procesas, per kurį save vedu žingsnis po žingsnio, jaučiu stabilumą, jaučiu pagrindą, jaučiu, kad keičiasi mano mintis, keičiasi galimybės, keičiasi sveikata, santykiai, savirealizacija, daugiau resursų galiu generuoti. Automatiškai kyla pasitikėjimas savim. Tiek protų, tiek emociniam lygmenį, tiek visuose lygmenyse susilygiuoti. Tai viena yra bandyti įmušti savo pasitikėk savim, instaliuoti, kartoti afirmacijas, o kita leisti, kad pasitikėjimas automatiškai susiformuotų dėl to, kiek aš darau ir kaip save vedu per gyvenimą. Čia yra daug subtilesnis pasitikėjimas ir jis yra viena geriausių investicijų į save. Nežinau, ar aiškiai pasakiau. Galbūt aiškiai. Tai kam yra skirta ši herojaus kelionė? Žmonėm, kurie jaučia, jog senoji versija atėjo į pabaigą. Tai veikia kaip kvietimas palikti praeitį, uždaryti praeitį ir atidaryti naują gyvenimo etapą. Žmonėm, kurie nori išmokti valdyti savo mintis ir apskritai sužinoti, kas yra dėmesio koncentracijos taško valdymas ir kaip tai persipina realybės kūrime. Turi įkristi šito svarba, bet aš esu tikras, kad didžiai daliai žmonių, kurie klauso įrašą ar esat gyvai, jūs jau suprantat, ką duoda sąmoninga bendruomenė ir buvimas joje. Kiek mes įdedame ją, tiek pat ir gaunam, kiek palaikymo duodam kitiem, tiek pat grįžta. Ir gali mūsų energetinį lauką labai labai praplėsti buvimą su vienodo kalibro žmonėmis. Arba žmonės, su kuriais esate šiuo metu, arba jūs kelia, arba jūs žemyn. Nėra vidurinio varianto. Tai labai gerai prasiskanuokit.
Vidinę ramybę mes ieškom ne kažkur kalnuose, bet savo centre, savo ašy ir einant per vidinį darbą. Tai nukritęs reikšmingumas apie, nukritęs ego reikšmingumas apie situacijas, apie įvykius leis atlaisvinti vietos tiek mentalę, tiek emociniam kūne ir pajust išplėstinį ramybės jausmą visose gyvenimo situacijose, ne tik kai jūs sėdat į praktiką, ne tik kai sėdat į meditaciją, bet kai ateina stresinė situacija, kai vėluojat į skrydį ar kai per vieną dieną turit paruošti kažkokį projektą, kuriam žinot, kad reikia 3 dienų. Kad ir kas tai būna, vidinė ramybė jūs lydi vis giliau ir giliau. Ir galiausiai tai gilesniam ryšiui su savim, aplinka, kitais žmonėm ir numero uno tai Dievu. Galit vadinti visatą, galit vadinti Dievu. Be ryšio su Dievu mes toli nenueisim. Aš jau bandžiau. Tai kas tavęs laukia? Transformaciniai įrankiai, sąmonės įsiplėtimas, kai susiklojom pamatą, 4 lygiai laukia energetinė praktika, aktyvacija ir nenoriu sukurti daug perdėtinio potencialo, bet aš pats labai su nekantrumu laukiu, kada pagaliau praeis žmonės ir įeisim į 4 lygį. Labai labai excited. Bendruomenės susitikimuose iki ateimo į 4 lygį labai naudinga, kaip ir minėjau, gyvai pasirodyt, bet būna visko ir ne visada leidžia gyvenimas susidėlioti, bet mes turim Telegramo grupę. Telegramo grupėje taip padarytos praktikos, jog aš kviečiu po kiekvienos praktikos pasidalinti, nes kai dalinatės, žmonės gali prilipinti prie to, gali pasidžiaugti jumis, galit savo procesu įkvėpti kitus arba tiesiog jausti palaikymą iš visų. Tai labai labai svarbus aspektas, ne tik kartą į mėnesį ateit, atbūt, bet leist savo susijungti, įeiti į bendrą lauką ir dalyvauti. Nes tiek, kiek mes įdedam, mes galim gauti 10 kartų daugiau iš visų žmonių. Tai labai gražus procesas. Taip pat svarbu žinoti, kad nerekomenduojame jungtis turint stiprių psichiatrinių sutrikimų, tokių kaip šizofrenija, paranoja, bipolinis sutrikimas ar protinis atsilikimas. Jeigu turit psichologinius sutrikimus, nemiga, nerimas, panikos atakos, nervingumas, anxiety, jungtis tikrai labai verta. Taip pat, ką jau minėjau, pokytis priklauso nuo kiekvieno individualiai. Programa nėra 100% garantija ir viskas priklauso nuo asmeninių pastangų. Programa yra impulsas, struktūra ir įrankiai. Jau kaip juos panaudosit, yra jūsų atsakomybė. Labai labai daug klausimų gavau ir pasistengiau sudėti kuo daugiau jų čia. Tai greitai per juos prašoksiu. Galbūt ne visus iškelsiu, nes didžiąją dalį pristatymo metu jau atsakiau, bet važiuojam. Kiek laiko realiai reikia skirti herojaus kelioniai? Realiai reikia skirti į savaitę 2-3 valandas. Prisėdimo, susijungimo su informacija, bendravimo su bendruomenė, Telegram ir tuomet kartą į mėnesį susitikimas. Tačiau
Programoje gauti įrankiai turi būti integruojami visada. Tai paradoksas tame, kad reikia kaip ir visada skirti laiko, nes aš jau įlipu abiem kojom į herojaus kelionę ir aš pradedu transformaciją. Aš jau nebegalėsiu nebematyti, nebebūt sąmoningas ir leist savo elgtis iš vienos ar kitos programos. Tai va taip. Dėl to tai yra veikianti ir efektyvi struktūra. Taigi, ar tai yra ilgalaikė programa ar su terminu? Kiekvienas lygis priklausomai nuo jūsų nėra limituotas, kad jums per mėnesį reikia praeiti pirmą lygį. Jūs savo tempu einate, kol ateinate iki ketvirto lygio. Jokio termino nėra, kiek jūs praeisite per metus priklauso nuo jūsų. Ar galima prisijungti bet kada? Taip, bet kada galima prisijungti ir pradėti kelionę nuo day one, nuo pirmos dienos, pirmos savaitės. Ar išbūsiu iki galo, jei esu linkusi mesti pusiaukelėje? Labai geras klausimas. Ne vienas žmogus šitą uždavė ir esu matęs taip pat tokių pavyzdžių. Jeigu aš sąmoningai supratau, kad aš noriu keistis, tai aš einu ir per informaciją ir einu, naudojuosi komunikacija su bendruomenė ir tuomet ateinu į susitikimą, kur yra rėjus. Ir aš sakau, kad man vyksta taip, 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 aš nesusitvarkau ir jau noriu bėgti. Jeigu žmogus iki tokio lygio save atsiveda, jis išbus. Jeigu žmogus po mėnesio laiko nekomunikuoja, neateina į susitikimus ir yra linkęs mesti pusiaukeliai, jis ir mes pusiaukeliai. Ar sugebėsiu išlaikyti discipliną metus laiko? Jeigu laikysi discipliną, tai išlaikysi. Dėl ko šis procesas užkabina, nes rezultatai ateina vieniem po savaitės, kitiem ateina po mėnesio. Jeigu aš jums sakyčiau, kad jūs turėsit 12 mėnesių daryti A, B ir C, o jums zefyras ir sausainis ateis tik po metų, čia sėdėtų 0 žmonių. Žmonės nėra taip suprogramuoti, kad galėtų reward gauti ateityje. Mes taip nesuprogramuoti. Dėl to mikro pergalės, šventimas kitų žmonių pergalių, komunikacija padeda laikyti momentumą ir visą šitą bangą padeda išlaikyti. Ne tik dėl savęs, bet ir dėl kitų aplinkinių. Nuo tavęs priklausys, ar sugebėsi, bet tu turėsi visus įrankius tai padaryti. Ar verta startuoti, jeigu yra intensyvus gyvenimo periodas? Manau, kad labiausiai ir rekomenduočiau žmonėm, kurie intensyvę gyvena, įeiti ir pamatyti ir gauti įrankius, kaip naviguoti šitam intensyvę. Ir galbūt pakeitus šriubikus prote, emociniam kūne, galbūt tas intensyvas pamažės. O jeigu esate tokiam etape, kur yra kūryba, kur yra verslai, kur yra paduodami dideli energijos rautai, tai jums dar labiau reikia suvokti apie savo energiją, apie discipliną, apie minčių ir dėmesio valdymą. Tai win-win. Ar tinka žmogui su daug patirčių šitą programą? Atsimenu klausimą, ar rekomenduotumėt kažką kito? Į herojaus kelionę ateina žmonės su daug patirčių. Vieniem 20 metų, kitiem 3, 4, 5, 6,
gal kitiem ir 7. Esmė yra patirčių integracija ir kaip mes integruojame tas patirtis ir kaip mes vedam save per tapatybės transformaciją. Tai ar tinka paprastas atsakymas? Taip. Finansai, finansai. Ar visa suma mokama iš karto, ar dalimis? Prie šito klausimo gale ateisim. Ar programa skatins mesti darbą? Ne, programa neskatins jūsų mesti nei darbo, nei šeimos, nei nieko kito. Apskritai, nei kiti herojai, nei aš jūsų niekur neskatins. Jūsų vidinė transformacija ir vidinės kokybės kelimas į viršų gali jum iškelt ir jūs paskatint keisti veiklą, keisti santykius, keisti gyvenamąją vietą, dėl to, kad jūsų savivertė, meilė savo, kokybė kyla į viršų. Tai yra natūralu. Ar neprarasiu pagrindinio pajamų šaltinio? Galbūt ne, bet galbūt atsiras naujas pajamų šaltinis. Kaip ir minėjau, jūs nebusit skatinami imtis drastiškų veiksmų. Viskas, jeigu ir kils, tai viskas iš jūsų vidaus. Kaip suderinti su paskola, vaikais, kitom atsakomybėm? Kai žmonės gyvena įtemptą, greitą gyvenimą su daug atsakomybių, jiem reikia efektyvių įrankių savireguliacijai, savo nervų sistemai, emociniam kūnui, fiziniam kūnui, protui, energetiniam kūnui. Gavus įrankius, įsileidus informaciją, pradėjus dirbti su savo įsitikinimais, viskas palengvėja. Galbūt ne iš karto, bet požiūrio taškas, iš kurio mes jau žiūrim, gali pasikeisti radikaliai. Ar po programos įmanoma sukurti verslą? Tiek po programos įmanoma sukurti, tiek per programą įmanoma. Gavus įrankius, užkamšius energijos nuotekius, atsistojus į savo ašį ir centrą, sukaupus energiją, nustojus blaškyti savo dėmesį, natūralu, kad žmogus, jeigu yra verslus žmogus, jeigu turi idėjų, jeigu gauna idėjas ir jas nori žeminti, tai tik tai padės ir atidarys duris. Kokį pokytį tai duoda vidui ir išoriai? O, Dieve mio. Viduj atsiranda daugiau erdvės, ramybės, pasitikėjimo ir tokio užtikrintumo, kad aš galiu. Bet kokioj gyvenimo situacijoj, kad aš galiu. Išorė pradeda atspindėti. Išorė pradeda atidarinėti duris, pasiūlymus, idėjas. Jeigu paprastai žmogiškai ir materiškai, gali pakilti jūsų pragyvenimo lygis, jūsų kokybė patirimos realybės, nes jūs viduj pakeitėt tolerancijos lygį ir nuo didelio tolerancijos lygio chaoso jūs pradėjot nebetoleruot ir tada nebeturi kaip realybė priešintis, turi jum atspindėti tai, kas jūs esat. Ar prarasiu save? Jeigu mes kalbam apie tapatybės transformaciją ir subasmenybės transformaciją, jeigu
čia yra klausimas apie tai, tai iš dalies aš savo seną versiją transformuosiu, aš ją paliksiu čia ir sukursiu savo naują versiją, kuri yra išsilaisvinus be blokų, kuri yra daugiau susijungus su gamta, su Dievu, su savo siela. Ar prarasiu save? Ne, manau, kad atrasiu save, kas iš tikrųjų esu. O jei atrasiu save kitokią, va, žmogus kartais bijo ne tik baimės, bet ir bijo kažko gero. Tai didelė dalis žmonių bijo savo vidinės galios, savo tikrosios sielos energijos. Tai labai didelė tikimybė, kad atrasit save kitokią. Kaip suprasti, kad tai tikrai mano kelias? Herojaus kelionė nėra kelias, nėra religija. Kvestionavau su viena kliente praeitą savaitę, ar tai yra sekta. Pažvengiam, bet tai nėra kelias. Tai yra įrankiai ir struktūra. Ir jūsų kelias kiekvieno žmogaus čia esančio yra unikalus. Kaip per tą kelią ir per gyvenimą mes eisim, per patirtis, kurias susidėliojom, nuo kiekvieno priklauso. Ir kuomet žmogus yra miegančios sąmonės, jis eina per gyvenimą labai plačiai ir kampuotai arba siaurai ir labai mažu spinduliu. Turint sąmoningumą, prasivėrusią sąmonę, turint įrankius, naudojant savireguliaciją, kryptingai kreipiant dėmesį į savo naują versiją, mes einam per sielos susidėliotas pamokas tiesiai. Mes nebevažinėjom, nebedeginam energijos. Pakankamai nedaug mes turime šitam gyvenime laiko, tai mes nustojam malt šūdą ir trypt vietoj, gal tai pasakysiu liaudiškai. Tai nėra kelias, kurį aš jum atidarau, tai yra jūsų transformacinis procesas, į kurį įžengiat dėl savęs, dėl pažinimo savęs. Žmonės paminėjo, kad bijo prarasti saugumą, lyg tai mirtis. Tai kažkuriam aspekte nujaučia ego, kad nebegalės toliau gyventi tie ribojantis įsitikinimai, elgesio modeliai netarnaujantis ir ta susimažinta versija kažkokia. Natūralu. Tai nervų sistemoje tapęs saugumas, tai komfortas būti tuo, eiti per transformacinį procesą, natūralu, kad kyla. Ir kils visiems. Ir man kyla labai natūralu baimė. Baimė nėra tam, kad sustabdyt mus, baimė parodo, kad teisingų kelių einu. Egzistencinė mirties baimė. Toks pats atsakymas. O baimė būti pasmerktai, atstumtai, nesuprastai kitų žmonių, aplinkos. Prie to pačio ir sekantis baimė užsiimti nesąmonėmis. Tai kolektyvinė sąmonė, pabudusio sąmonė žmogų, kuris bando įlipti į save, išsiplėsti, transformuotis, už visų galūnių tempia atgal nesąmoningai. Per chaosą, per ginčius, per pykčius, per viską, per manipulaciją, o Jėzau, kiek esu matęs tiek gyvai pats, tiek per klientus. Labai natūralu, šitą baimę pasveikinam, atsitapatinam ir grįžtam į savo centrą ir einam dėl savęs, ne dėl kitų. Čia yra procesas. Žmogus klausia, kad nežino, kaip atskirti ego ar intuiciją. Herojaus kelionėje yra apie tai labai daug informacijos.
Kokia ego programa labiausiai trukdo susikaupimui? E, Praslydo šitas klausimas. Tai nėra susiję su herojaus kelionė ir pakankamai unikalus kiekvienam žmogui atsakymas būtų, bet iš klausimo matau, kad reiktų netapatinti ego programos ir proto valdymo. Tai atkreipk, jeigu žiūri įrašą ar esi gyvai, kas klausė šitą klausimą, pakeisk freimą ir žiūrėk per proto valdymo perspektyvą. Kaip ir minėjau prieš tai, dėmesio koncentracijos taško valdymas. Labai daug žmonių rašė, kad juos sinchroniškumai veda į herojaus kelionę, bet bijo. Jaučia, kad reikia eiti, bet bijo. Ir tada protas pradeda kurti programas. Gal dar ne laikas, gal čia kažkas artėja. Tai galiu pasidalinti, kad yra tokių klientų, kurie ateina į asmeninės programas, į sesijas ir sako, žinokit, aš jūs jau 2 metus stebiu su Ieva. Aš jūs žiūriu visur ir vis neleidau savo ateiti. Ir mes praeinam procesus, praeinam programas ir sakau, nu tai ar tau verta buvo laukti 2 metų? Ne, sako, būčiau norėjus, kad iš karto būčiau ėmęsis veiksmų. Tai taip pat yra žmonės, kurie pajaučia rezonansą, pajaučia kvietimą ir jie priema veiksmų. Tai suprantu, kad visi labai skirtingi žmonės, bet paeksperimentuokit, jeigu visą laiką atidėliojot, pabandykit, jeigu jaučiat kvietimą, imtis veiksmo, nebūtinai su šitu, nebūtinai su herojaus kelionė, su visų kitų spektrų realybėj patirčių. Pažiūrėkit, kas vyksta, kai greitai atliekat ir žeminant gautus intuicijos siųstus ženklus. Tai va, tai kas dar neatsijungiat, nes man nerodo, tai vienas klausimas, ar rezonuoja tai, ką girdit. Ir padarysim trumpą tokią praktiką, kur viena yra įsileisti informaciją pradžioje energetiškai, jūs kiekvienas tiek esant gyvai, tiek žiūrintis įrašą, jūs energetiškai pajutot subtiliam lygmenį ir subtiliuose kūnuose apie herojaus kelionę. Tada jau transformavo tai ir atvedėt save iki šitos informacijos, kur per protą įsileidot. Dabar mes galim pajaust savo viduj, tai atsisėskit tiesia nugarą. Padarom 3 įkvėpimų serijas, kur įkvepiam per 4 sekundės, 4 sekundės užlaikom kvėpavimą ir per burną iškvepiam per 6 sekundės. Tai atrodo taip 4, 4, 6 ir tai padarysim 3 ratus. Galim pradėti. Įkvepiu per nosį per 4 sekundės. Užlaikau 4 sekundės. Ir per burną iškvepiu per 6 sekundės. Gerai, ir dar kartelį. Įkvepiu per nosį per 4 sekundės. Užlaikau 4 sekundės. Ir lėtai
Taip, iškvepiu per 6 sekundes per burną. Liekam užsimerkę ir pajuskim, kaip sulėtėjo proto dažniai, atsirado daugiau erdvės, ramybės, atsipalaidavimo. Ir pasiūskim savo kūnui komandą trumpą, tokią, kad įeitų į dar gilesnį atsipalaidavimą. Pajuskit, kaip pečiai nusileidžia. Gerai. Ir kiekvienas unikaliai pajauskit, kur norisi jums pridėti ranką. Vienų sistema rodo atsakymus širdies zonai, ant krūtinės. Kitiem atsakymai ateina prie trečio centro. Kitiem, galbūt moterim daugiau ateina iš gimdos, iš pilvo. Tai pajauskit, kur jūsų yra ta vieta. Ir susijungia giliai su savo kūnu. Paklauskit vieno paprasto klausimo, ar herojaus kelionė man šitam etape, kur esu, naudinga. Ir leiskit pajust. Ir išplėsti šitą kūno pojūtį, kurį jaučiat. Gerai. Ir jeigu kaip kontrastui, taip pat paklauskim kūno, jeigu pasirenku nedalyvauti, jeigu tai ne man, pajauskit kūno reakciją irgi. Gerai. Manau, kad tiek gyvai esantis, tiek žiūrintis įrašą turėjot gauti vienokį ar kitokį atsakymą abiejais atvejais ir per kūno pojūtį. Gerai, galim grįžti pilnai per kojas, pilvą, krūtinę, pečius, kaklą, galvą ir atsimerkti.
Jeigu yra, kas norit trumpai pasidalinti, ką jautėt, ar vienu, ar kitu atveju, galit pasidalinti, pakelt ranką, man tai įdomu. Jeigu e, dalintis nenorit, galite į chatą parašyti. O, aš grįšiu į Zoom. Zoom. O, chatą matau. Ar gali būti mintis nepajautimas? Taip, gali būti priklausomai nuo jūsų susijungimo su kūnu, nuo ramybės lygio. Gali ateiti mintis, gali ateiti emocija, gali ateiti ir baimė. Čia jūs turite atskirti, kas čia atėjo ir kas čia jūs veda į dešinę ir į kairę. Bet jeigu pasidalinsit, man bus labai aišku, kas čia tiksliai, galėsiu įvardinti. Gerai. Viskas ok. Buvo ramybė ir mintis, taip, ir viskas, ir tyla. O. Ar naudinga atsakymas vienu trumpai, būtinai žvėriškai? O kas būtų, jeigu neįsiu vienas žodis pražūtis? Oho, Vaida. Oho. Džiaugiuosi, kad jum atsakymai atėjo, o ne aš jum tokius pasakiau. Bet jeigu dabar nepavyko susijungti, stebėkit, galbūt jum ateis dar pajutimai. Būna išsipakuoja žinutės vėliau, naktį, astralę, būna, man ateina daug žinučių duše, atsijungus nuo bendro lauko, kažką nukreipus dėmesį, išeinant pasivaikščiot, bum, įkrenta. Tai visais būdais. Tai kam, grįžkime prie mūsų. Kam rezonuoja, galiu pasidalinti apie tolimesnes detalės. Tai mes turime du variantus. Metinė narystė, dėl ko aš nuoširdžiai jums rekomenduoju. Kai žmogus save pasisodina ir įsipareigoja ir su finansinė energija pasako ir sudaro kontraktą, kad aš čia, tada jis energetiškai įsipareigoja. Ką tai duoda jūsų pasąmoniai ir nervų sistemai, kad ir kokiuose procesuose būtų, tai duoda saugumo jausmą ir tai duoda tokį jausmą kaip įėjimo į konteinerį. Sudėtinga paaiškinti, galbūt jūs galėsit pasidalinti apie šitą procesą ateityje, bet jaučiasi žmonės geriau. Ką pastebėjau su mėnesiniam narystėm, žmonės nejaučia tokio įsipareigojimo lygio. Nes pasąmoniai yra, aš bandau, aš pabandysiu, aš ateinu į transformacinį procesą, pabandyti. Jeigu aš bandau, reiškia energija splitina,
ir tik laiko klausimas, kada žmogus ne laiko klausimas, o proceso dydžio klausimas, kada jis bus išspjautas. Tai dėl to rekomenduoju metinę narystę. Ir į ją įeina 12 mėnesių struktūruota augimo kelionė, 4 transformaciniai lygiai, praktinės užduotis ir integracijos procesai. Integracija, integracija, integracija. Bendruomenė, nuo 4 lygio energetinė aktyvacija ir bendros praktikos. Praėjus aplikacijos procesą iki vasario 28 dienos, ką mes čia turim? Mes turim 2 šiandien. Jeigu žiūrit įrašą, tai turit, ką turit, bet iki vasario 28, jeigu užpilot aplikacijos formą, pasirenkat metinę narystę, gauna taip pat mano asmeninę sesiją, kurios vertė šiuo metu 505 eurai. Čia aš su ledu. Ir šito pasiūlymo yra 10 vietų, viena vieta jau paimta, tai lieka 9 vietos. Tai matematika tokia: 12 mėnesių herojaus kelionės narystė 888 eurai ir gaunat mano asmeninę sesiją dovanų, kurią galite panaudoti bet kada metų eigoje. Ar tai pradžioje, ar tai palaukti ir palaikyti juodai dienai, kada ateis tikrai procesas, kur purtis žemė drebės, ar pradėti pačioj pradžiai, kad inicijuot procesą. Nuo jūsų pajutimo priklausys ir nuo to lygio, kur jūs dabar esat. Ir taip pat turim VIP metinę narystę. Visai kitokio lygio ir energetinės investicijos narystę, bet paklausyt kviečiu ir įsileisti šitą informaciją. Tai yra žmonėm, kurie nori mano palaikymo, bei kuriem aktualus gyvenimo laikas ir laikas, per kurį praeis procesus su mano priežiūra. Tai viską iš standartinės narystės jūs gaunat, plus kiekvienam iš 4 lygių, kai praeinat 1 lygį, mes susitinkam transformaciniai sesijai. Praeinat 2 lygį, mes susitinkam, praeinat 3 lygį, mes susitinkam ir 4 lygį mes vėl susitinkam. Toliau. Tik pradėjus kelionę, mes turime kartu 2 valandų realybės perkūrimo sesiją ir viską sudedam į Habit Builderį. Tai yra mano programa, kurią naudojau tik tai VIP klientam ir dėl ko jie taip sėkmingai per 12 savaičių shiftino realybės, praėjo per procesus, dėl to, kad struktūruotai ir aiškiai gavo, kaip integruoti. Atsimenat, kaip pasakojau, kiekvieną dieną aš savo rašiau ir ėjau ir save vedžiau tiek iš priklausomybių, tiek iš pokerio, tiek skaidžiau savo seną ego struktūrą ir tiek instaliavau savo naują versiją. Tai čia yra tai, ką aš naudojau. Ir šita sistema leis jums kiekvieną dieną atsidaryti, leis jums jausti atskaitomumą, accountability ir pasižiūrėti praėjus mėnesiui, kur aš skyriau dėmesį, kur praplaukia. Tai šitas transformacinis procesas nebepaliekamas galbūt, tai kaip išeis, jisai netampa 3., 7 vietoj. Jis stoja į 1 vietą ir dėl to yra tokie rezultatai. Be šitos sistemos taip pat mes turėsim energetinių nuotekių uždarimo sesiją. Jeigu jūs neturėtumėt energetinių nuotekių, sproginėtumėt energiją. Būtų jos tiek daug, kad nežinotumėt, kur padėti
ir jūs būtumėte tokie pilni ir išsiplėtę ir norintis tik tai kurti. Čia yra natūrali žmogaus būsena. Kadangi yra daug skilių, tiek aurai, tiek energetiniam kūne, yra traumų, yra visokių sudėtingų patirčių kūne strigusių, kurios yra nepraprocesintos. Visa tai po truputį išsekina mūsų energiją. Plus nevaldomas protas, net nevaldomas dėmesys, kuris išbarsto mūsų gyvybinę energiją. Kaip ir minėjau, šitą įrankį 3 metus, kiek esu šitoj erdvėj, naudojau tik VIP klientam. Tai reiškia tik 11 tūkstančių eurų ir didesnėse programuose, bet šiandien pajaučiau, kad VIP metiniai narystiai aš noriu irgi duoti šį įrankį, nes jis super, super naudingas. Tai VIP metinė narystė yra žmonėm, kurie nori užsitikrinti savo sėkmingą perėjimo procesą. Ir šiuo metu investicija iki 28 vasario yra 4999. Ką daryti, jeigu dariau pratimą, pajaučiau, kaip vaida, kad reikia arba bus pražūtis. Procesas pakankamai paprastas ir gana greitas. Tai pradžioje užpildom aplikacijos formą, gaunate patvirtinimą, atliekat apmokėjimą ir prisijungimą prie School platformos ir nuo pat pirmos dienos galite būti prijungti. Prie School platformos rekomenduoju visiems užsiregistruoti per kompiuterį, per laptopą. Tik po to, jau turint prieigą su savo e-mailu ir slaptažodžiu, tada galėsite atsisiųsti tiek iPhone'ui, tiek Android'ui appsą ir tada jau su juo jungtis. Per telefoną kažkokios, manau, komplikacijos ten anksčiau buvo dėl susikūrimo akaunto, tai per kompiuterį. Ir čia Rėjus sėdi Kostarikoje ir dėkoja visiems. Tai ačiū visiems. Oho, valandėlę prabuvom, valandą kem. Tai ačiū visiems, kurie atėjo, kurie domitės, kurie Herojaus kelionė surezonavo ir pakvietė. Labai smagu. Jeigu turit dar kokių klausimų ir esate gyvai čia, tai užduokit, aš galėsiu atsakyti. Jeigu žiūrit įrašą ir jums vis tiek dar kyla klausimų, dar kažkas buvo nepaminėta, neatsakyta, rašykit man į e-mailą ir aš atsakysiu. Kol dar duodu keletą minučių jums pagalvot klausimų, aš turiu tokį dalyką, kur... O, Nina Sol, dėl išsimokėjimo neatsakei. Nemačiau. Toj žiūriu. Oi. Ievytę kažkokį klausimą pamečiau. Taip, Karolis klausia, kokio dydžio grupės? Šiuo metu grupė yra pakankamai nedidelė. Visi paskutinius 3 mėnesius gyvuose susitikimuose visi žmonės gavo asmeninio dėmesio ir labai daug. Buvo aišku ir šventės, ir tas periodas toks, bet šiuo metu grupės nėra didelės. Ir tai nėra grupės atskiros, tai yra viena bendruomenė,
kurioj yra visi nariai. O kiek pasirodo ir ateina į gyvus susitikimus, labai labai sviruoja. Bet šiuo metu mes, neatsakysiu tiksliai. Tiksliai nepasakysiu, bet tikrai nedidelė. Kol mes dar nepasiekėm 100 herojų, tol galioja šita investicijos suma. Kai perlipsim per 100 žmonių, keisis ir sąlygos. Taigi va, tai jūs dar pagalvokit klausimus, o aš turiu šitą ir labai noriu atrasti, kaip jis veikia. Jei. Žinokit, daug smagiau negu atrodė jum. Oi. Taip. Tadas klausia, kaip pavyko sukurti visą tai? Ar mokysi iš kažko? Vis dar mokausi, bet mokausi iš savęs. Kai įlipau į čia, kur įlipau į darbą su žmonėm, man rodė, mano pasitikėjimas savim nebuvo sveikam lygi, bet man, kaip mane išjudino ir pastatė, sako, pasižiūrėk, kur tu buvai prieš 5 metus. Pasižiūrėjau. Ar matai, kad paaugai ir pasikeitei? Paaugau, pasikeičiau. Ar matai, kad yra daugybė žmonių, kurie 2 žingsneliais, negu tu esi dabar, atitolę? Taip, matau. Nu tai eik ir daryk. Tokį va gavau vedimą. Tai mokausi iš savęs, iš savo patirčių, iš klientų patirčių labai daug ateina ir kūryba nusileidžia per darimą. Tai va taip biški ausyse spengia, nes čia buvo kažkokios dujų balionėlis dėtas. Taip. Taip. O, matau, Vaida ranką kelia. Ar intentionally keli, ar netyčia? Noriu paklausti. Taip, Vaida. Aš esu pradėjus 8X tą programą, pradėjus, bet nepabaigus. Jeigu dabar iššoksiu ir į herojaus, kaip jas dubliuojant praeiti, ta prasme, nes jau palyginus su dabartiniu mano tempu, dideliu gyvenimo darbo atžvilgiu, ta prasme, jau sudėtinga eiti 8X, sakykime, laiku išklausyti, atrasti laiko praktikoms. Jeigu dar iššoksiu į šitą, ta prasme, ar man geriau pabaigti pirmiau tą ir tada čia, ar kaip daryti? O kur tu esi 8X kelioniai? 8X yra 8 savaitės. 2 paskaitas peržiūrėjau. Aha, tai pusiaukeliai maždaug. Nu, ne? taip. Aha, tai galbūt nemiksuokim dalykų ir užbaikim, nes 8X yra procesas, per kurį žmogus eina. Tai yra nenutraukiamas, aiškus, struktūruotas irgi procesas. Ir jisai trumpas, bet intensyvus. Tai visą dėmesį galbūt skirk šitam procesui ir jį užbaig kuo galėdama nepriekaištingiau, kad būtų geras rezultatas. Supratau. Gerai. Tai va, tai ką, ačiū labai. Jeigu yra žmonių, kurie ar gyvai, bet mes nepakalbėjom, ar žiūrėjot įrašą ir jum yra toks subtilus jausmas, kad jaučiu, kad noriu, bet ne herojaus kelionę.
jaučiu, kad kažkas yra dėl ko, va, turėjom susitikti, bet ne herojaus kelionė. Tai parašykit man į e-mailą, čia visiškai būna natūralu ir dažniausiai yra asmeniškai jum kuriamos asmeninės transformacinės programos. Kas pirmą kartą mane matot, rekomenduočiau pradėti nuo mažesnės investicijos, tiek energetinės, tiek finansinės, ar tai nuo dirbtuvių pažiūrėjimo, ar tai kokio webinaro, kad susipažint giliau su mano energija. Aišku, šiandien 1,5 valandos šnekėjau, gal ir užtenka. Tai va, tai ačiū labai, gražaus vakaro ir pasimatysim, skaitysiu jūsų aplikacijos formas. Būčiau pamiršęs, atsiprašau. Įmetu į chatą, kadangi dabar svetainėje aplikacijos formos yra išjungtos, nes kreipiau į mūsų renginį, tai jūs galėsite aplikuoti tik tai per šitą magišką nuorodą. Įsisaugokit, nusikopijuokit, screenshotintai nepatariu, bet arba atsidaryti, arba pakopijuoti. Gerai. Tai ačiū, labai smagu buvo pamatyti visus, kuriuos pažįstu, kuriuos nepažįstu, dar smagiau. Ačiū ir iki susitikimo. Kada susitiksim? Ačiū ir čiau, čiau. Ačiū, ačiū.